Nu, labryt. Nu, prasidėjo vėl. Pėdos sniege. Būna jas atsiprausiau, susitvarkiau. Dar sik perklausiau, ar tikrai gali važiuoti 5, nieks nevažiuos. Nesak, pakeitėm laiką tau 5 pasikrovimus. Tai va, kas nežiūrėjot praeitą video, aišku, pažiūrėkit, suprasite, apie ką kalbam. Bet vakar vakarė čia atvaręs pasikrovau jau 6 tonas šiandieninio pasikrovimo ir dabar buvo vietoj 6 valandas ryto, 5 ryto važiuosiu, pasikrausiu likusias 31,5 tonas. Ir tada šiandienos plans būtų toks. Mes esam Lidl shopping'e. Turim 2 įsikrovimo vietas, kaip pasikrausim. Tai leisimės čia, šituo keliu pro Fall shoppingą, link Jon shoppingą, tada 4 iki Vernamo ir tada 27 keliu leisimės link 26 kelio. Link Forshedas įsikrauti tą soją. Tas sojos toksai išsikrovims, tikiuosi bus gerai. Vakar skambinau, sakė be problemų su priekaba. Tai tikiuosi be problemų ir bus, ne? Čia toks nuo pagrindinio kelio atvažiuoji, suk. Ir toks va ūkelis. Tai pagal viską čia turėtų būti. Tie bledukai, nes čia dar kažkoks kemuks ir tai kažkaip taip ir tikiuosi viskas gerai bus. Čia ne mūsų ir 22, bet kažkaip galvoju, kad 22 bus čia va kažkas prie pat keliuko. Ir tada važiuosim į Jonstorpą. Jonstorps yra prie Engelholmo, prie Hogano tiksliau. Čia esam buvę tam ūkį. Kas stebit video, atsimenat gal. Čia kur kalkinėje normaliai įsikrauti, ten kur tas vamzdis buvo kiaurus biški, tai va tas ūkis likuti ten. Tai gaunas taip 12 tonų ir 5. Tai tas krausimės į priekabą, įvažiuosim čia. Čia įsikrausim mašiną, išpavažiuosim į priekį, matys kiek sniego. Jeigu sniego normaliai, atsikabinsiu greit priekabą. Čia pristumsiu, iškrausiu antrą, pasikabinsiu priekabą, nuvažiuosim, apsisuksim, atsistumsim, 5 įsikraunam ir išvažiuojant 3, 4. Toks plans. Ir rytoj jau pasikrovimą irgi turiu. Tai visus tos darbelius nudirbę važiuosim į Falkenbergą, link Falkenbergo, taip galim pasakyti. Važiuosim link Falkenbergo ir rytoj į pietinę Švediją, porą vietų. Tai kaip sakant, nėra kur skubėti, darbų nėra priduota milijoną, atsipūtęs. Nes šiandien, manau, kitaip nebus, tik tais taip. Nes kitur apie Jon shoppingą bus sniego dar daugiau, tai tikiuosi tenais prie Vernamo, kur važiuosim į tą Forshedą, bus geriau. Bet kaip nors, svorį pasistengsiu įmesti mašiną 18,5 tonos, tai turėtų tratėti padangos, kai bus prikibusios. Da 10 minučių turi, nežinau, čia ką tik buvo fūra, mes vakar su susitikom. Sako, aš irgi 5 ryto krausias. Tai aš žiūrėjau teliką, nebepažiūrėjau vakar Dakarą. Mėgs pradėjot mėgot nuėjau. YouTube pažiūrėjau dar savo, ką seko žmonės, Bold and Bankrupt. Buvo įmetęs video naują iš Rumunijos, tam pažiūrėjau. Ten čia sustojo kokie, nežinau, 9 vakarą, tarkim. Ir ant 4:30 ryto vėl važiavau. Nežinau, arba aš skaičiuot kažko nemoku, arba ant važinėjęs be kortelės, arba kažkaip taip, nes ant nepasidarė 9 valandų pertraukas, nes aš sustojau 8, tai va po 5 pradėsiu. Pasina gal kažkaip kitaip laikrodis, o kas dar kažkaip, nežinau, stebuklingas. Tai tiek žinių. Važiuojame į vidų.
už 10 minučių, tai mes jau reikia iš karto užsitaisyti kavos. Aš ten mačiau prie kavos aparatų, nėra puodelio. Nečiukšliniai, nėra puodelio. Tai atsigersim savo arbatus, jau tą arbatą savo kavos. Valgyti dar nenoriu kažkaip. Biški toksai stresiuks lengvas jam. Na, bet niek, pasikrausi išjudėsiu į kelią, bus matyti. Nefainiai. Žiemą ir gražu, bet kai esi namuose. O dar liko 2 dienas. Čia pabūti. Užpustytam keliai, pasakyk, kur leki, tu nebūkit toks kvailas. Būkit tu tik namie. Nenusudainuosiu, ne? Pasikrovau operatyviai, 50 minučių. Visa kabina kvep kava. Biškėlis žiūrėjau, tai iki Force Headą, kur turim tas 6 tonas ir 190 km, paskui nuo ten iki Jonstorpo, ten prie Hoganų sekantį vietą 108 km ir paskui grįžti iki Falkenbergo, ten apie 100 km, tai mes šiandien turim 470 kažkur plius minus, 480, kas ir smagu. Dabar galvoju, išvažiuojam čia iš teritorijos, sustuosim, įsipilsim kavytės, suvalgysim musiau balkutę ir duosim gazą. Plius minus, žiūrėk, ant 9 būsim, kaip tik bus pradėję švisti. Visai smagu. Gal būsim ant 9, tikėtis reikia, neaišku, kas keliai laukda, kamščiai avarijos, taip toliau. Gerai, kasoje pasikrovau, nes jie tik nuo 6 ryto pradėjo dirbti. Tai dabar dar nebūtų atsidarę. O, ten baisiai dulku. Ten neįmanoma neapdulkėti. Sukam per čia jaučiu, mažiau bus išplatintas kelias. Žingsnis atvažiuojus, kur nors tai bus blūp, tai ką nors. Bet neatrod, ką būtų tokio. Ojojojoj. Mašinikė pasikrovė 18,5 tonos, tai blokiruotė įjungta bus visą dieną. Tai sukibims neblogs, plus priekaboj neturi baisiai daug svorio. Pirmam kiaušį 6 tonos sojos, antram, trečiam priekabos irgi po 6 tonos tam ūkininkui. Tai mes tą soją, kai išsikrausim, tai iš vis gausi antram, trečiam per vidurį priekabos visas svoris. Na, biškėlį gal ant priekio per daug svorio, bet norėjau kuo mažiau ant galo priekabos svorio, kad būtų viskas stabiliai ir eitų tiesiai. Tas žmogėlis vakar atvažiavo, ant čia stovėjo. Tas suvoliau, čia išsikraudinėjo kažką, aš nežinau, čia cisterna kažkokia. Ir paskui aš gulėjau lovoj 9:30, man senkeikės, girdėjau lenkiškai ir paliko netgi iš langą prisijungęs viską. Kažkas, na, matyt, čia nei ar nepaėjo, nežinau. Bet kažkas tokio. Langų skystis jau baigas. Turiu atsarginį bakelį 5 litrų. Pasidarom fiką musiau, ne? Aš žinot, kas į fiką. Švedijoje labai populiarų fika, čia viskas. Švents reikalas. Žodžiu, fika ir švents reikalas. Pertraukėlę, kavos atsigerims, bandelę suvalgysim. Mums šiandien ir kur skubėti. Neturim
kaip sakant, jau tiek darbo, ką mums čia dabar lėkti. 90 ką reiktų lėkti. Nereik šiandien lėkti 90. Ir ačiū Dievui. Taip. Pieniuko. Užpustytam keliai pasakyk. Rankas tik reikėtų nusivalyti. Bent jau su servetėlėm, mane. Bent jau su servetėlėm. Aš vakar suvalgiau vieną bulkutę. Kaip pasakyti, vakarieniai. Tiek norėjau skaniai suvalgiau. O kita irgi norėjau antros. Toks, ką tu čia dabar rysi kaip paršas. Pasili geriau rytoj prie kavos. Ir gėris nugalėjo blogį. Mes turim antrą bandelę čia. Wow. Visa gera. Semla. Švediška semla. Parašykit Google'ai, matysite. Švediškai semlor vadinas. Ką nepavydėtumėt, pats pasidarykit. Parduotuviai 2 tokias kainuoja. Kaip kur? 6-8 kronų. Viena žodžiu vos ne 5 kronų kainuoja. Ir nėra apvalius metus gauti. Tam tikrų laikotarpį. Bet anas pasidaryti va taip. Donat nusipirko 8 bandelės. Visų kitų priedus mokėjo 100 kronų. 8 pasidaryti. A padarė geriau negu parduotuvai. Nu tai aišku. Kalorijų bomba iki pietų. Moja pagalba vienas kitam yra svarbiausia. Pasiėmė virvę ir tepiau jį iki pat greičio ruožo pabaigos. O tada iki pat čia. Na, varom. Į mūsų šiandieninį, tikiuos, ramų greičio ruožą. O žiūrėsiu profų greičio ruožus. Gerdams kavytę. Tikiuosi, kad Janbų mieste ant podiumo pamatysime bent vieną Šerko komandos atstovą ir tai bus Bradley Costas. Niekada nepasinaudojau. Dėl Beterancelio problemų trečią vietą bendrai skaita pakilo Ronaldas Basso su Toyota Cruiseriu. Šiandienos etapas užbaigė 4. Mes galim pasidžiaugti dar vieną Rokio pergalę. Tai valandas 30 minučių saugus, bet Dakare kintantis darbas. Tad nereikia dar atsipalaiduoti iki finišo, dar tikrai daug kilometrų liko. O šiandien ilga dienelė, visai puikiai, stabiliai, greita. Kai kurias sekcijos buvo lietos, tai kopos. Minkštos buvo, kaito šiek tiek, biškiu varikliukas, bet tam riboji. Temperatūra buvo, tai ta ne per daug, bet viskas gerai. Akmenuota buvo, tikrai pranešė, kad sakė, bus 3%, tai sakyčiau 15% buvo akmenų. Suprasti, kur tas kelias turėtų eiti, o kas iš Lietuvos, pavyzdžiui, yra, nu tai galbūt jam yra sudėtingiau šitas. Turbūt yra ir skirtumas, kai naviguoji, kur yra lygų, viskas kaip ir aišku, ir kitas dalykas, kai tu įlėki į kopas, kur tu... Nu ką aš galiu pasakyti, ir švakiai, nesu sveikata, bet su kelio sąlygom, meteorologiniam sąlygom ir taip toliau. Važiuoju, dabar nuvažiavau 84 km, jau važiuoju 1:42 minutės. Tai, nu ne kažką visiškai, dar iki vietos 111 km, o jau 8 ryto. Buvau sustojęs, pasidariau 15 minučių pertrauką. Pasėmiau Fantos skardinę, kažko troškint. Toks. Keliai kaip nežinau, dabar valeidu, mašinų nėra, tai spaudu pilnu gazu kiekėin, bet daug būn tokių sangruždžių mašinų ir visi velkas, tai kokį sniego valytuvą pasigauni, nu toks kelias.
kalbėjau ką tik su žmona, namuose sakė, žemė su dangu maišos, pusto, sning, tai musiau po pietų bus tik blogin. Dabar kol kas nesning, nieko, bet matos, per naktį tikrai čia pasnigo kokį gerą sprindį, nes keliai pravalyti, bet. Tuoj da pusvalanduks da važiuosim į Jončiopingą. Lysim į magistralę, į E4, bet matysim kaip ten. Po kol kas niek čia baisiai negeltonoji, tai matysim kaip čia mums seksis tenais. Vieną avariją apvažinėjau, fūrą išgriovė, su kranu iškelinėjo. Nemaloni situacija. Nu, bet nieko, toj prašvis. Biškelį pilvuką suk dėl tos pirmos išsikrovimo vietos, ten kur su priekaba da važiuoti. Tai tikiuosi nebus baisiai ten užpustyta. O paskui jau ten prie namų hoganėjau kaip nors. Kai jau liks man iki vietos kokią valandikę skambinsiu tam ūkininkui, paklausiu, ar prasivalės kiemai ir pasakysiu, kad pravalytų ir pabarstytų ir taip toliau. Ir matysim. Iš pradžių planavau važiavęs įsikrauti mašiną, tad pavažiavęs ten priekabą, bet jeigu taip smarkiai snigs, tai važiuosiu į kiemą iškart, kol mašina 18,5 tonos svorio, apsisuksiu, prisistumsiu, išsikrausiu priekabą, tada ten atsikabinsiu priekabą, jau tada su mašina ten atbuliniu pasistumdysiu, kur ką reiks, išsikraudinėsiu taip. Nes kai toks svoris turi saugoti svorį mašinai, kad būtų kuo geresnis sukebimas. O dabar ką, leidam toliau iki Jončiopingo. Įdomu, kas ten per situaciją. Nežinau, o čia gerai darom, bet važiuosim per čia. Nes ten prieki labai viskas lėtai vyksta. Tai suksiu musiau. Ojojoj, ten prieki kažkas vyks. Lyst fūra! Eina sau. Kaip ant ten parėjo ant stabdžių. Įvysi dabar čia kemšas. Ne. Nesu čia važiavęs pro Jončiopingo centrą, bet ženklų draudžiančių nėra. Jeigu per miškus pravažiuoju, tai pravažiuosiu gali pro centrą. Nes čia netgi neved manęs tuo keliu. Tai greičiausiai iki čia ir kažkas atsitikė. Paskui čia ta didžiulė nuokalnė ir Jončiopinge. Tai važiuojam per čia. Tiesiog. Palauk. Nes ten kažkas vykst. Viskas tau. Neapsuprantu, ko čia. Čia irgi avarija jau. Ne, mes važiuojam per čia. Kažkur išlysim.
rizikavau. Biški, kaip sakant, rankos net sudrėko, nes per patį miestą važiavau per gyvenamosius rajonukus. Keliukai čia ne patys geriausi, bet apvažiavau visą tą, man atrodo, kamštį. Tai dabar tuoj bandysim leistis jau į dar ne visiškai magistralę, bet 40 kelią, čia kur nuo Goteborgo. Bandysim leistis čionais ir tikėtis, kad čia nebebus kamščių. Ne kažką visiškai. Da, su to Google Maps'u, kai važiuoji, rodo posūkį kairį, ten tokia gatvikė, kaip pas mane kaime Izbė, pilna sniega. Tai variau čia da tiesiai, bišk per tą miestą, tiesiog galvoju varau tiesiai pagrindinę gatvelę, vis tiek kažkur išlysiu. Išlendau, gerai. Išlendau. Apvažiavom. Kiek tam būčiau stovėjęs ant kalno, neaišku. Nes kamštį, kai pilnai sustoji, tai pilnai sustoji. Laukia viskas. Bet kai kamštis judantis, tai tiesiog degini savo vairavimo laiką ir niekur nejudi iš vietos. O šiandien taip jau 100 kilometrų esu dabar grubiai nuvažiavęs 2 valandas 11 minučių vairavimo. Čia ir kosmosas. Kosmosas. Kur turėtų būti apie 150-160 kilometrų, jeigu įmant vakarykštį tempą per 2 valandas. Nu, bet dabar liktais išlindom, toj pažiūrėsim. Jo, dabar liktais jau manęs neved niekur. Dabar jau gerai iki pat Vernamo rodo, liktais visur gražiai mėlyna. Da tik reikia sustoti į 86 nuvažiavimą ten ir, man atrodo, kolonėlę PS-o. Įsipilt dyzeliaus, nes mums neužtiks. Pagaliau geresnis kelias, magistralė. Tai dabar jau spustelsim iki metalo. Nu, tas kaims neteik daug vilčių. Čia pravažiuosim kaimuką. Ir už kaimuko tas ūkis bus. O už to ūkio ten kėlis į niekur eina. Tai tikiuosi, pas tą ūkininką bus kur ir apsisukti. Čia keliai visiškai nevalyti. Mes dar galim padaryti šitą dalyką. Permest svorį, kad viskas būtų ant varančiųjų ašių maksimaliai. Palaiduot bugį, liaudiškai tariant. Ir, nu, kažkaip. Nu, būsim užtrukę. 6 ryto išjudėjom iš Lidl shoppingo ir buvo kiek 195 km. 10 ryto. Aišku, buvau sustojus, pasidariau 15 minučių pertrauką, nes jau į tualetą. Įlaukiu biškėlį, kad greičiau prašvistu. Paskui buvau sustojęs kurą įsipildę 10 minučių, bet tiek. 3,5 valandas važiuoti 190 km į nemažai. Bet toks kelias. Tokios dienos ir nieko nepadarysi. Šiaip čia platus ganėtinai kelias. Aš dabar važiuoju apsižergęs liniją per vidurį. Nes prie krašto kažkaip nesinoriu važiuoti. Nes nėra baisiai idealiai nuvalyts.
Tu jau šoksim ant to kalniuko mažiuko ir kažkur turim sukti į kairę iš kelio. O, fūra, dabar jau nenori reikia traukti į šoną. Tu irgi traukis, brolis, tą savo fūrą. Traukis į šoną! Į šoną traukis! Važiuoji vidurį, apsižergęs, blecha mucha. Ansma, tai bijo, aš turiu nebijo trauktis. Pastatyk fūrą, pavasarį pradėk dirbti. Na, matau jo ūkį. Matau musiau ir silusus. Kelis toksai. Kažkada buvęs valyts. Barstyts nelabai. O, Jėzau. Čia bus tie silusai, tikiuosi, kažkuris iš tų. Paskui ten pavažiuosim kiemukį, man atrodo, apsisuksim. Čia tiesiog ant kelio atsistosiu, niekur net nemanevruosiu. Į šoną. Šlangą geriau ilgesnį uždėsiu, jeigu ką, viskas. Jo, niekur aš čia. 23, 22 vidurinis. Gerai bus. Kur čia apsisuksim, nežinau, bet dabar svarbu išsikrauti. Nes kai išsikrausim 6 tonas, bus biškėlį paprasčiau galvoti ir kaip apsisukti taip toliau. Šlanga bus netrumpa. O, 999 tūkstančiai ir 7 kilometrai. Pagal viską neįkabinsim milijoną. Kas nėra smagu, nes tikėjaus milijoną pasiekti. Milijonas bučinių. Sniego bučinių.
labai operatyviai ir, galim sakyti, smagiai, nežinau, nesmagiai. Čia jau toks deduks. Sakau, kaip čia išvažiuoti? Sakau, važiuok aplinkui ir išvažiuosi. Sakau, nes čia dabar. Ai, nors ne, gerai čia ir joje taip gaunas. Joje, tai kada pasnygė. Nein supras čia kur keliai. Bet čia matosi enkelis. Tas va link tuo, nes čia... Tai čia gaunas taip, važiuoju tiesiai. Sako, važiuok aplinkui, sako, apvažiuosi aplinkui. Sakau. Ką mums čia rodo iki Jonstorpo? Mums rodo 107 kilometrus. Čia tiesiai rodo gali važiuoti, bet čia žvyrkeliais. Nežinau, važiuoju pro Halmstadą jau čia. Nes jeigu grįžti magistralę 181 pro Halmstadą 107, tai 14 kilometrų. Soja išsikrovėm, va dabar krovinys ir tobulai pakrauta mašina. Priekaboje 2, 3, 12 tonų, mašinai 18,5. Tiesiog tobula. Priekabos priekis nėra sunkus dabar, tai... Čia rodo navigacija, kad tiesiai gali važiuoti. Kažkur ten į mišką. Bet mes nedarysim nesąmonę. Čia irgi mažas bliudeliuks yra, kokių 5-6 tonų. Čia. Kaip Google pačiam žemėlapį mapse atrodo, tame vis taip, mažai kaip čia bus, čia vietos, vajezu. Čia ir išmiegot galėtum be problemų, niekam netrukdant nieką. Bet slidu. Ganėtinai slidu. Pajutau, ką mašina kažkaip keistai važiuoja. Seks. Tai va, mes turim dar valandą vairavimo ir reikia daryti pertrauką. Tai varysim maksimaliai. Kažkur netoli namų, man atrodo, reiks ir pertrauką daryti. Plius minus, man atrodo, 107, nu jo, kažkur. Kažkur plius minus. Nelabai man čia patinka sustojimas, bet neturim kito pasirinkimo. Priekaba nėra sunkiai, turėtumėm išjudėti. Let's papuši. Dežavu kažkoks, ne? Vakar tokiu pačiu laiku stojom pietus valgyti ir netgi tą patį patiekalą ir šiandien. Kits dalyks, žinot, ką žiauriai noriu? Valgyti, įmiegoti. Taip, mėgsėjom kažkokis. Matytas. Tas varstok. Arba dėl to, kad dienai pabaigai, nors dar tik po 11:20, bet aš žinau, kad man iki vietos 94 kilai, ten išsikraunu į 100 kilų iki Falkenbergo. Į ten jau nežinau. Geriausiu atveju pasikrauti, blogiausiu atveju laukti rytojaus, kad pasikrauti. Tai,
šildomės makaronus. Pavalgiau. Žinot, kas laukia vyksta. Lyn. Laukia -1 ir lyn. Na. Ir tai pranešindė beveik visą dieną. Į naktį, ir rytoj. Žemė įšalus, lyn. Pagrindiniai keliai da tokie apvalyti, tai dar. Bet tie va šalutiniai bus visur kaip čia. Iš baltos spalvos liksi pilka, susiformuos leds. Kas galbūt geriau, jeigu važinėjai mažais keliais su fūra. Plikledis. Savo gerai pavalgiau. Judėsim toliau, esam netoli Halmstada iš tikrųjų. Nieko mums čia daugiai neliko. Išlendam Halmstade. E6. Link Hogano išsikraunam. Į čia krautis, nežinau. Čia namai per vidurį. Da tokių minčių turiu, gali namų važiuoti. Nežinau, bus matyti. Nes mano krovinis kaip į paruošts ale pirmą nakties. Šią naktį. Po vidurnakčio tai. Kartais, kai buvom pirmą nakties, kaip daug buvom paskutinį kartą Ohuse, tai pasikrovėm 7 dalį krovinio. Kartais būna anksčiau paruošto, kartais tik tais paryčiais paruoš. Būtų žiauriai gerai ir vakaro pasikrauti. Jeigu tai būtų paruošta, aš nuvažiuočiau, jeigu nebūtų eilių pasikraučiau, aš spėčiau namo tą grįžti. Bet galiu važiuoti namo, rytą nuvažiuoti pasikrauti, bet rytoj rodo lietų nuo pat ryto, kaip minėjau, tai visą dieną rytoj bus įdomus oras. Šlapdriba su lietum. Ir apie 0. Tai matysim, pirmą reikia važiuoti išsikrauti. Pavažiuosiu maždaug, kai liks valandikė, skambinsiu tam ūkininkui. Pasakysiu, kad atvykstu ir paklausiu apie kelius, bet realiai namuose nesniga, ką ten klausti, bus vis tiek atvalyta jau. Pusiau, ką neskambinsiu. Nes čia lindava, tai koks skirtums. Vis tiek ten bus slid. Lietus peraugo į sniegą, šlapdribą, bet taip ir pranešė. Eina, savo mėgs eina. Oi. Na. Važiuojam. Turim naujas 4,5 valandas. Veidrodžiai jau tokie, nelabai kas matas. Reiktų kažkur nusivalyti prie progos. Gerai, kad nereikia prie rampos stumdyti, ne? Red Heart, Donata, Red Heart, Princess. Keit juostelė, fotoaparatai. O, geriausias darbas. Tų saugos automobilio atvariai stovi. Ką mes turim čia? Ne patys pietus, bet čia taip apie Engelholmą. Tokia žiema man žiauriai patinka. Pusė velnio. Iki vietos turim porą minučių, porą kilometrų. Tai įdomu, koks keliuks bus tam ūkį. Bet temperatūra +1. Pagrindiniai keliai tai visai neblogi, jau čia galiu pasakyti.
kol kas. Tai tikiuos pas tą ūkininką irgi nebus ten baisiai slidu. Bet greičiausiai bus. Nes jums taip nebus nugrandęs, kaip čia asfaltas nugrandęs, su druska nupilts. Pirmą dienos. Diena tik įpusėja, o aš jau čionais. Nu, čia tas pastas, kur 12, tai va čia jaučiai važiuosiu pirmą. Jo, nes visur balta. Čia įvažiuosim, apsisuksim, nes svorio turim, išsikrausim priekabą, tada jau grįžinėsim atgal prie tų visų kitų ten jau. Atsikabinę priekabą, išsikrausim viską, ką reikitką. Nes čia svorio mums reiks, persmetam iš karto. Blokiruoti ant ašies. Kad būtų maksimaliai svorio. Vo, kiek automobilių Peugeot RP motorą. Palauk, čia sukta, ne? Aha. Nusukino pagrindinę kelią ir iškart prasideda pliurzė. Daugmaž. Tavo pats tas durniausias mets ir ta pliurzė slidė. Nu, ta pliurzė kaip pliurzė, bet kur buvo tiesiog snegiuks, bet druskos ten bus slidė. Gerai, kad čia esu buvęs, daugmaž įsivaizduoju, kaip kas ką. Šiur sakta lėkande barn. Jau, šitą va nesąmonę slidžiausiai ir varom non-stopiukų į. Ei. Taigi mums čia reikėjo važiuoti. Kodėl uždaryta? Einu atsidarysiu pats. Nes mums čia reikia važiuoti. Net nenusibraukęs keliams čia. Eikiai. Ūkininkai tokie man juokingi. Och, tu žaltis. Eikiai, kaip čia slidu. Varom iškart į galą. Kol turim svorį, apsisuksim priekabą, tada bus rami galva. Nu šutink, katytė. Šutink. Nu šutink, katinė. Einant sporatais, kamikadze. Džiaukis gyvenimu, kam tu nori nubaigti viską. Tas talts neįlūš čia 60 tonų. Laikys gal. O va. Nėra daug sniego, bet ant bjaurus čia jau vyr. Čia maksimaliai. Oi. Slydau. Eina savo tiesiai varo mašiną. Bet dabar bus reikalų man čia apsisukti. Galiu pasakyti. Tiesiai važiuoju mašiną. Eina savo. Tiesiai važiuoju. Nesisuk, va ir ant tiek slidi.
Žiūrėkit. Va ir susukts. Ką daryti? Ką daryti? Kodėl nenori suktis, aš nesuprantu. Tiesiog tiesiai pirmin atgal važinėjai. Kaip su šika nuotaika, aš negaliu. Apsisukau. Išsikrovau, aišku, kai išsikrovau. Ką kainavo šits apsileidusio to ūkininko kiems? Štai, mano galinės lempos stikliuką. Nes čia atvažiavau. Anėda atėjo mane mokint. Tu ne taip pat važiavau, reikėjo iš tos pusės apsisukti. Jos, ko apsisukti, sako, kaip čia pristumsi priekabas, ko esi stumęs priekabą iš vis. Nein, tiesiai atbalų pavažiuojat, pasisukti nieko nein. Tai čia šiaip ne taip, va. Važiuok kaip nori, vairą suki mašiną tiesiai ein. Tai va, iki čia beveik buvau tiesiai davažiavęs. Ir tada gavus atgal vis tiesinį, jau vos ne priekabą remasi tą estakadą. Ir tu negali maksimum 9 laipsnių susukti, nes atsirėme, girdu trekšt ir pizė, lempos stikliuko nebėra. O penktadienį uždėjau naują, nes kolega buvo panašiai padaręs, kampą buvo nudaužęs, aš visą iš vis nušovė tiesiog, puf. Tai išsikraudinėdams apsukau su šiukšlių maišu, silver teipu, kad neišsipurvintų reflektorius visas. Neprivarytų purvo, paskambinau į bazę, sakau, tam servizą mechanikui, sakau, penktadienį stikliuką uždėjom, no. Sakau, tikiuosi ne vieną užsakė, ne, sakelis užsakiau, tai sakau, gerai, sakau, apsidirbsi, sakau, už poros valandų atvažiuosiu, reiks. Tos pačios pusės, jep, sakau, gerai, sakau, jėgtis pradėjo. Blemba. Ta mūkininkai ten atėjęs manis čia mokint su savo visais pano atėję, čia kitą kalbą nekalba. Kaimyninė šalies mūsų gyventojai, sakau, žvyro pabarstytumėt, sakau, atvažiuočiau, apsisukčiau normaliai. Sako, rytoj nebebus sniego, jokas atsistoja. Na, lecha mucha. Vienu žodžiu. Tai čia įskrau tą priekabą. Apvažiavau, atsikabinau priekabą, apvažiavau visus tuos, vienu žodžiu, kitus bliūdus be priekabos, tik su mašina. Nes su mašina čia slys, neim pavažiuoti. Aš dabar taip galvoju, tuoj čia suvedu laiką, kaip man bus čia išvažiuoti priekabą pasikabinus. Na, aišku, dabar visiškai tuščia esu, bet manau, kad čia bus reikalų. Taks tas įjungts, tą galime išjungtas, jau nieko nepadės mums. Na, mokin mane, tiesiai iš tais, neim pavažiuoti. Mokina mane kaip, gerai, kaip tik langų skysčio prisipilsiu. Tai va tokios papildomos veiklos prisidirbo, dabar reikia važiuoti iki bazės, užsidėti tą stikliuką. Blemba. Dabar reikia atsargiai važiuoti, kai išvažiuoti. Nors kai tik per 5 bliūdus. Čia buvau atsikabinęs tą priekabą. Taip, laukit, pasisuksiu čia. Tada ten atbulą įsistūmiau, išsikrovau paskutinį mašinas. Tada atvažiavau čia tiesiai, atsistūmiau atbulą į tą įsikroviau. Tada vėl grįžau čia, apsisukau, įsikroviau čia dadu ir, vienu žodžiu.
Gazą duodė šitai čia, kai ledo arenai. Neždėjau išvažiuodams galvoju išsikrausiu, bet plemba čia galvoju tokie švelniai kalnikiai ir kad paskui nebūtų humorą. Tai viską išsikroviau. Į tą šlangą šitais paskutinės 7 tonas išsipučiau ir 3 dienos važiuojam į bazę, susižiūrėti tą stikliuką, lemputės, dar ten kaip tik neveiktoj lempai. 2, man atrodo, reikia pasikeisti, met net klaidą, prisipilti langų skysčio įžiūrėti. Nežinau, tokių pasvarstymų turim. Skambinsiu į Falkenbergą, į fabriką klausti, kaip tas mano krovinys, paruošts, ne? Jeigu neparuošts, darbs rytojaus kaip ir aiškus, keliai kaip ir aiški, nieko gera. Tai gal net namo galiu važiuoti, aš mėgoti, man atrodo. Tokių minčių turiu. Jeigu būtų paruoštas krovinis, tai varyčiau pasikrauti Falkenbergą, ką rami galva būtų rytojui, bet jeigu neparuošta, tokių minčių turiu, ką namo važiuoti šiandien. Matysim. Įsušalau, pavargau. Laukia +2 kažkur į drėgmė tokia, su vėju ir tokia dulksna į vandens. Vėjas sėkmingas buvo, niekur nedulkėjo, čia bent jau tiek. Lemba, net ta lempa būtų iš jūs žiauriai super. Išsisiparina. Sarmata, kai kažką padarai, bet ką žinau, ten tiesiog nebuvo kitos situacijos. Pirmin atgal po centimetrą. Bandžiau atbalų švelniai gaziuką pulsuodams. Nes jeigu spaudi gazą, tai vairą susuki, katrą nori pusį mašiną, tik tiesiai eina. Niek nepadarysi. Nu. Turiu neblogų žinių. Ką tik pasiskambinau į fabriką į Falkenbergą, galvoju, ko čia laukt. Sušnekėjom. Sako, viskas paruošta. Nes aš turiu 100 tonų į vieną ūkį vištų pašarą ir 4 tonas į kitą ūkį kiaulių pašarą. Sako, viskas paruošta. Sakau, super. Tai. Dabar galvoju. Mes varom į bazę vis tiek, bet kokiu atveju. Varom iki bazės, užsimetam tą stikliuką, nes aš rytoj vis tiek važiuosiu pro tą pusę, aš galiu ir rytoj užsukti tą stikliuką užsimesti. Bet aš rytoj greičiausiai važiuosiu ganėtinai anksti. O ten jeigu reikės kokios pagalbos ar kažkas netiks, ar dar kažką, jau tada bus problematiškai. Ne, varau iki bazės, užsimesiu tą stikliuką, tada važiuosiu į Falkenbergą. Jeigu man čia vakar pavyktų pasikrauti, čia būtų žiauriai gerai. Da taip nebūtų buvę mūsų, pažiūrėsime bus. Lemputės nereikėjo keisti. Užteko apsukti kažkaip. Kažkas ne to buvo, bet dabar vis gerai. Veik. Skysčio prisipyliau, stikliuką užsidėjau, veidrodėlius užmiršau nusivalyti. Iki Falkenbergo užteks, paskui nusivalysim. Ir langus reiktų, ir veidrodėlius. Bet nenusivalysim dabar iš karto. Nes nieko nematau. Jums matas, da žiūriu per kamerą. Bet man pilka.
Aš biškai apie namus nusišnekėjau, nes dabar nusaugai gerai, mat. Net pasaulis nušvito atrodo kitom spalvom. Biškuką nusišnekėjau. Man dabar iki Falkenbergo dabar be 24. Plius šiaurė važiuojant ant šlapdriba kažkokia eina. Tai neaišku, kas per kels bus. Tai man iki Falkenbergo grubiai 1,5 valandos, tai aš ten būsiu po 40, po 50. Tai jeigu nebus eilės, jeigu gerai seksis krautis, 1,5 valandos. Nes man iki namų nuo ten ir 1:10. Tai toks. Aš turiu išvažiuoti be 15:07 iš Falkenbergo, jeigu noriu grįžti iki namų. Įmanoma, bet turiu dabar nuvažiuoti be trikdžio, atvaryti, vis turbūt tuščia, pasikraunant be trikdžio, grįžtų namo. Jeigu ne, tai tada būtų žiauriai smagiai, jeigu pavyktų bent jau pasikrauti, tada aš atsipūtęs. Į parkingiuką Falkenberge, į dušiuką ir Kimarinu, lauku rytojaus. Galėčiau važiuoti tipo dabar namo ir rytoj apsidirbti, bet kažkaip biškai neatsakinga būtų. Prieštaraučiau savo. Dirbi, tai dirbi. Dirbi nuo 5 iki 8, viskas. Paskutinę dieną jau tada matysi, gal anksčiau baigsiu dabar. Gal čia toks planas, gal kažką man suplanuosi. Varom dirbti toliau. Nuotaika vėl pakilo, stikliuks uždėts, o ne šiukšlių maišas vietoj lempos. Tai kaip sakant, viskas normaliai. Žiūrėk, Dakare, ten ne tik stikliukus, ten da netokių dalykų ir keitimų vykst. Lingės keit, vos ne kas antrą greičio ruožą ir taip toliau, o čia stikliuką, kam nepasitaiko. Nulaukė šlikštus. Paskutinis kadras su šviesa, ne? Paskui bus viskas tamsa. Likę kadriukai šiandien. Šiandien atrodo niek daug nedirbau, daug tų kilometrų nebuvo, bet toks kažkoks. Ant įtampos pusę dienos. Dabar išsikrovims toksai ant įtampos irgi. Nu į taip pagaunas. Vakar atrodo daugiau dirbau, mažiau pavargęs buvau. O dabar dar liko dirbti nemažai, bet jau atrodo viskas. Ant kalbos patraukė kažkas. Kaip dažnai galvoji tu? Garaže deg šviesa. Tai sandėlys nebus tušts, kaip šeštadienį, kai atvažiavom. Už vartų nestovo mašinų. Kieme nestovo mašinų. Tai gali būt, kad viduje stovo. Kas nėra blogiausias variantas. Lipti, atidaryti. Mes turim po kairę ant transporteriaus 4 tonas, o viską kitką po dešinę ten tuo, kur prieš porą video pasakojau, kur turi pervarinėt mašiną 40 tonų tenais. Tai, tai staigiai pasižiūrėti, kur nėra mašinos, šauti vidų ir krautis, jeigu tik tais viskas paruošta. Nes gal atsipeikęs, sumaišiau, ką nors, bungi kartais taip. Čia pasistatom ir... O Jėzu, aš taip drąsiai važiavau. Slidu. Deja, naujienos nėra baisiai džiuginančios. Namų šiandien nebus. Geriausiu atveju pasikrausim ir nereiks rytoj ryte blūdit. Nes dabar viens pradėjo krautis. Dešiniai pusėje, kur mums reik, ir kits dar užano krausis, tada tik aš. Bet anie kraunas ant to vadinamo, ant banos vadinas, ant svarstyklių. Užvažiuoji ir viską ant mygtukų, nereiktų ten stumti tos mašinos, kas ir ženkliai greičiau. Ir mano tos 4 tonos, kaip minėjo, vyr kairiai pusiai, tai aš dabar įvažiuosiu, susimesiu
tas 4 tonas, paskui apsuksiu ratą, atsistosiu paskui jį. Kai įsivažiuosiu krautis. Viskas. O myšt nori, eisiu pirmą. Užvažiuoju čia ant svarstyklį, eisiu tūliką greit. Tiek noriu kažkokias. Keturias tonytės įmesim. Žadėjau į priekabos galą mestis, bet ten pasižiūrėjau irgi toks ūkis. Tai metuos į mašinos galą, geriau atsikabinsiu, jeigu ką įvažiuosiu su mašina. Jeigu bus toks ūkis, taip kaip šiandien. Nes ten irgi rodo atlydį, tai ten visur bus čiuožykla konkreti. Kam kalėdos baigės? O kas dar? Silkė pirkta prieš kalėdas valgo. Nebijokit, nesugedus. Parduotuvinė, bet čia mažai ir, bet esam atradę neblogą. Į Vilnius parduotuvė. Esu rodęs, ar nesu, nežinau. Bet va toks indėlis. Žiauriai gera. Žiauriai gera. Čia mano vakarienė, šiandien daugiau mūsų nik nevalgysiu. Gal paskui dar kokią lavašiuką. Nes jau primečiau namo negrįšiu. Nes dabar ir 5:30. Nors kol pasikraus, bus po 6 kokį 15. Tai tik aš spėsiu pasikrauti. Ne, viskas. Bet jau turiu planą, jeigu jūs gerai. Rytoj užsistatysiu žadintuvą, tada, kada turėčiau pradėti dirbti, kortelį įkišti atskelsiu, kortelį įkišiu, pavalgysiu, nes sočiau valgos, kai gauni pinigus. Pavyzdžiui, kaip dabar. Pasidarysiu kavos, atsiprausiu, tada jau pradėsiu darbą rytoj. Nes rytoj nebus kur skubėti, nuvažiuoti įsikrauti 2 vietas. Ten iki pietų nuo čia važiuoti apie, jeigu kelias geras, apie 3,5 valandos. Baigu sudaroti. Skaniai. Ką darom? Eina savo. Pusvalandį ten laukiu eiliai. Dabar po 7:10, 5 minutės. Iki namų kaip įtrūkst. Nežinau, bandyt važiuoti iki tų namų, kaip čia, ką čia. Bet čia vėjai, bus lakstims, rytoj vėl ten. Kaip erzin. Nebent važiuoju ten, kur palieku priekabą žmoną, kad važiuotų pasimti, rytoj rytą nuvežti. Pezalai, ką? Aš galiu pasakyti, blecha mucha. Nėra šiandien namų. Nėra šiandieną namų. Nėra, tai nėra ką darysi. Važiuojam į bazę. Pastatysim mašiną, eisim maudytis, tvarkytis. Kučia be prigalvosi. Kai jau ir blembačkai, aš dabar galvoju. Iš tos silkės privalgiau, aš noriu kažką gerti. Bet turiu airaną, gerai, super. Nes turiu vandens, bet tas vanduo kartais, patys žinot, nuo vandens kartais neatsigeri gerai. Noris kažko tokio. Pusvalandį, va ten nebūčiau laukęs, būčiau namo spėjęs grįžti. Nes ganėtinai greit operatyviai čia susikrauju 44 tonas. Bet, ir kaip ir. Ten blūdit vėl nesąmonė. Plius žmona 5 ryto manęs nenuveš į darbą, pradėsiu automatiškai tenais kokį prieš 7, kada jinai į darbą varo, tai nusivėlins labai rytoj tada dieną. Tai, į kapį.
į kapį. Problemų. Vartus reiktų atsidaryti mūsų, ne? Bišk tvarkinėjus, o tai tau, kiek iš šalto visko prisidėjo mane. Sūrio dar liko, lembačkai reikia žiūrėti, valgyti, dar netidariau, aišku. Sūrio turim, šinkos turim, varškės, čia mūsų varškė bus rytoj pietam. Su šinka, su muštiniu jaučiu pasidarysiu pusryčiam, nes turiu dato margarino, kurio pirkau lapkričio mėnesį. Margarino turiu. Oi. Eina savo kažkaip atėjo dabar nuovargis kažkaip. Gali gerai, kad nevažiavau namų, kad kaip keistai tai skambėtų. Nes dabar būčiau liekęs, kai išpratėjęs tą valandą. Paskui žmona kažkur parsiveš, namuose vėl judesys, visi lova, šiada tik grįžęs, toks nei nuleis, nei pakelts. Rytoj grįšiu namo, įgrįšiu atsipūtęs. Nes ir tada visą dieną reikia atidirbti. Taip sustojau, galvoju, darysiu video, bet pagalvoju, nedarysiu video. Nedarysiu, einu išsimaudau, eisiu mėgoti. Šiandien niek mūsų nežiūrės, nei telik niek. Rytą rytoj vėl Dakarą paklausys važiuodams. Ir kažkaip atėjo nuovargis. Visą dieną vis tiek ant judesio kažkaip. Biški tas stresas buvo dar tam ūkį tenais, kai užbuksavau lygiai vietoje ant ledo. Tai viena laimė, kad priekabai be buvo 12 tonų, jeigu priekaba būtų buvus pilna. Labanaktis, vaikučiam būtų buvę. Labanaktis. Ojui. Nu. Kažkaip taip. Apsimėtų užmutkės. Pasikloju lovą ir einu maudytis. Nu. Žadintuvą sustatysiu rytoj jaučiu 5 ryto. Atsikelsiu, neskubėdams, apsirengsiu, susitvarkysiu ir važiuosiu. Nes vadybininkė skambina šiandien, kaip sekas, aš jau kraunas. Nežinau, eiliai stovu, sakau. Niekad nesakau, kad jau čia kraunas, čia jau lėksiu, nes negali irgi per greit dirbti, paskui gaus daug darbo. Bet Ana sakė, sakau, kaip dėl rytaus, tik tas darbs ir nes, aš pats primečiau grubiai, aš ten apsidirbsiu per kokį, nežinau, 3,5 iki ten važiuoju, 2 valandas grubiai įsikrauti, 2,5 grįžti, 6, 8, 9 valandas maksimum. Aišku, dan įsiplauti mašiną reikia. Tai Ana sako, pasuk, kai būsi paskutiniai vietoj. Gerai, sakau. Tai ir tai baisiai neskubėsiu, kad niekada daug nepriplanuotų. Nes paskutinį dieną, taip visas tas dienas lėkiau. Dabar ir 5 dienos ir esam pravažiavę 3000 km. Tai 600 km į dieną vidurkis. Nu, neblogai, ne? Tada kai paėmus nevarai vieną autostradom. Vakar šiandien buvo autostradų, bet praeitas savaitės 3 dienas nelabai. Vienu žodžiu, užtek šią pliurpį. Gal pavargavau nuo to pliurpimo. Čia hebryt, labanaktis. Nusėdu baterijos. Tai porė sustoju, tingu net kažką daryti. Čia bambinas.